Labą dieną, su jumis aš profesorė Gaidūnė Dalia Sekmukėnė. Ir šiandien įdomi, tikrai labai įdomi ir negirdėta tema, nors apie ją plačiau kalbama mokslo pasaulyje, tai yra apie amžėjimą labai plačiai kalbama, bet kas tas trimetilaminas ir ką su juo daryti ir kaip paprastai padaryti, kad jo nebūtų ir kodėl jis kenkia, apie visą tai pakalbėsim. Ir kaip sulėtinti senėjimą, kuris prasideda kartais 25-30 metų, kol mes ten naktį šokom, ėjom, valgėm šašlykus, dar ir alaus bokalą, kartais net ir sveikai besimaitinantis, eina pas draugus, tai pyragėlis, tai šašlykas, kitų laikų stengiasi sveikai maitintis, bet taip jie išsekina kompensacinius mechanizmus ir 35-40 metų kartais jo jaučiamas toks chroniškas nuovargio sindromas, kai mitochondrijos galbūt negamina pakankamai gyvybinės energijos ATF pavydalu arba tiesiog susikaupia per daug šlakų, kurie organizmas negali pašalinti ir ta šlakai sąlygoja tai, kad atsiras autoimuninė lyga arba tiesiog labai prastai veiks mūsų visa išvedimo sistema, apnuodytos bus kepenys, žarnynas ir mes prastai jausime. Tai apie vieną iš tokių šlakų, kurie gaunami ne iš išorės, ne kažką purškiant, ne kaip maisto priedas, o susidaro medžiagų apykaitos metu, tai trimetilaminas. Tai jis susijęs su mūsų mytyba ir taip pat jeigu mūsų kepenys arba žarnyna nedirba pilnu pajėgumu, pavyzdžiui, žarnynas kelis kartus gavęs antibiotikų ir turi netokią mikrobiotą, nes mikrobioma tai plačiau, tai mūsų veido ir visa kita bendras bakterijų veikimas ir įvairovė. Taigi, kaip mikrobiota lemia mūsų jaunystę ir sveikatą ir prie ko čia apžėjimas ir trimetilaminas, viską nuosekliai. Trimetilaminas, bespalvės, nemalonaus kvapo dujos susidaro žarnyne, metabolizuojant maistinės medžiagas, tokias kaip karnitinas. Karnitinas yra raudonoje mėsoje. Kolinas, tai mėsa, žuvis, kiaušiniai, ypač raudona mėsa. Tai yra labai įdomios tos dujos ir mes jeigu pajaučiam, kad jų daug daugiau, daug nemalonesnis kvapas, tai žinokit, kad mūsų organizme ir mūsų susidaro daug daugiau trimetilamino ir mūsų mikrobiota negali jos taip metabolizuoti, kad mum jinai nepakenktų, nes kiekvienas žmogus turi skirtingą tą mikrobiotą, bet dažnam jinai yra nukentėjusi. Ir aš bandžiau daug mokslinių straipsnių, aš tiesiog parodau, kad atsispausdinau, kad pagrindiniai TMA gamintojai, tai yra Clostridium, Escherichia coli, labai sudėtingos bakterijos, kaip peptostreptokokus ir daug kitų. Ir kiekvieno žmogaus neištirsi toks žarnyno mikrobiomos, bet tikrai mūsų civilizacijos laikais dėl perteklinio ir kartais nereikalingo antibiotikų naudojimo, kaip patys žmonės, kas biški juos naudoja, žinau, vežasi iš Turkijos, gal negaus Lietuvoje, gal nepaskirs iš Egipto ir tai pažeidžia savo mikrobiomą. O šiaip dėl ko prasideda tas amžėjimas? Irgi yra labai daug įvairių nuomonių, kodėl mes senstame. Ir visų net neįmanoma, reiškia, išsinagrinėti. Vienas tai yra, kad telomeros trumpėja, jau čia nieko nepadarys. Kai išsirinioja DNR grandinė ir antravyje ląstelės dalyjasi ir reikia pagaminti naują ląstelę, vėl tos dvi vijos, kai sujungiamos, tai tarsi gniptukai užspaudžiami ir truputį kiekvieną kartą dalymosi metu sutrumpėja. Tas mūsų genomas tai yra telomerų trumpėjimas. Kitas yra ląstelių senėjimas. Ląstelės kai kurios gyvos, bet kaip zombiai, nebetlieka savo funkcijų. Jau geriau įvyktų jų apoptozė. O apoptozė sunkiai vyksta. Arba galima sakyti autofagija. Tai būtina amžėjimo lėtinimui. Nes tos ląstelės, kurios jas pavadinau alegoriškai zombiais, tai tiesiog labai daug uždegimą skatinančių molekulių turi. Ir
antioksidantai jau nebepajėgia sutvarkyti laisvų radikalų sukeltų procesų. Šiaip mitochondrijų pažeidimai dėl to, kad yra per daug cukraus kraujyje, o insulinas neveiksnus, neįveža pakankamai cukraus ir kenčia visas žmogaus gyvybingumas, mitochondrijos pagamina per mažai ATF, nors atrodytų gliukozės kraujyje tai yra. Ir daug, daug kitų procesų vyksta. Yra tokie straipsniai lygi mitochondrija, keuros, ar kaip pavadinti mitochondrijos, nes jų sienelės yra kaip ir žarnynas, tarsi skeletos, nes mitochondrijų membrana yra iš fosfolipidų, o fosfolipidų mūsų maiste yra trūkumas. Tai visadaliai augalai, nes kai spaudžiam aliejus, visadaliai riebūs augalai, pataisau, ir riešutai ir sėklos. Visi fosfolipidai lieka įspaudose, jie labai apkartintų aliejus. Kol jie yra šiaip pačioj sėkloj, nėra sutraiškyti, nėra išskirti, jie taip greit neapkarsta nuo saulės ir šviesos. Ir todėl stengiamasi netgi rafinuoti, pašalinti fosfolipidų likučius, nors jie kaip tik mūsų smegenys ir visa kita. Epigenetiniai pokyčiai, tai genų raiška gali pasireikšti jo labiau senatvėje, paveldėta iš tėvų, tai yra paveldėti autoimuniniai, onkologiniai susirgymai. Ir labai sunku, nes dar oksidacija, tas vadinamas biologinis surūdijimas, oksidacinis stresas, mitochondrijų senėjimas, lėtinis uždegimas, atskiros temos skatina labai amžėjimą. O kas grįšim prie to TMA, tai dar kartą kartoju, tai iš karnitino ir cholino. Ir oksiduojasi, ir trimetilamino oksidas dar pavojingesnis. Ir pats TMA susidaro iš karnitino, karnitinas iš amino kelių rūgščių. Ir labai labai TMA skatina senėjimą ir skatina daugelį ligų. Čia rodoma jo cheminė formulė, ypač jeigu neveikia žarnynas. Ką sako mokslas apie amžėjimą? Kaip jį galima sustabdyti ir kartu mažinti ir TMA? Šiaip amžėjimą mažina kalorijų ribojimo principas. Tai o mes labai bijom to žodžio. Čia ne badavimas, o tiesiog sumažinamas kalorijų maiste iki 30%, jau tuo metu nevalgymas pieno ir mėsos. Ir tada, pavyzdžiui, 30% padidėja kamieninių ląstelių skaičių. Aktyvinami genas, kurie susijęs su ilgamžiškumu, ir aš, pavyzdžiui, turiu atsispaustus netgi tų genų pavadinimus. Tai yra viskas mokslo įrodyta, moksliniai straipsniai. Ir kalorijų ribojimo metu ir protarpinio badavimo metu vyksta autofagija, tai ląstelių savigyda. Nes, pavyzdžiui, buvo klausimas man, jeigu nevalgysiu baltymų, tai kaip kepenys susintetins. Jie įsivaizduoja, kad kepenys sintetina į amino rūgštis iš su maisto gaunamų baltymų. O kaip sintezė vyksta žirniuose? Nu, čia augalinis dalykas. Kaip karvė sintetina 32 gramai baltymų vienam litre piene, bet karvė tai ne 1 litrą duoda. Taigi, pasižiūrėkit vidurinės kursą, kas yra baltymo molekulė, anglis, deguonis, vandenilis, tik vieninteliam baltymai yra azoto, azotos gaunam, va čia kiek žalumynų yra augalų iš chlorofilo, kur 4 molekulės azoto ir magnis. O jeigu mums trūksta ten anglies, deguonies, vandenilio, autofagijos metu tiesiog sunaikinamos visokie polipai, karpos, pirminiai augliai, nebūtinai supiktybėja. Vienu žodžiu, iš jų gaunama ir deguonis, ir vandenilis, ir azotas, ir visa kita. Autofagija būtina, kad sveikas būtų organizmas ir nesivystytų sisteminis uždegimas. Reguliarus fizinis aktyvumas. Čia atskira paskaita, dėl ko reikia judėti, nes aktyvina mitochondrijų biogenezę ir tiesiog mitochondrijos, jeigu nėra aerobinių ypač judesių visokių judėjimo, tai negali vykti normaliai jų veikla. Ir streso valdymas, nes parasimpatiniai sistemai normaliai nedirbant,
vagus nervai, tai yra nervai klajokliui nedirbant, nei vožtuvai užsidaro skrandžio gerai, nei tulžis įsiskiria, nei apskritai daug fermentų, pavyzdžiui, jums gal nevirškina, ryja tą žarną vadinamą endoskopija, neaiškios kilmės dispepsija jums parašys. Nu ir kas iš to? Kaip susidaro tas trimetilaminas? Kaip sakiau, kai gaunam per daug mėsos, ypač raudonos per daug. Šiaip jis yra reikalingas karnitinas, bet kaip ir druska, daug kitų medžiagų. Mes gyvenam dabar netrūkumo pertekliaus zonoje ir prasidėjo pertekliaus lygos. Mes visko valgom per daug. Išskyrus gal daržovių. Kai žmonės Facebook'e paskaičiau, ką jūs darot su maistu, kaip sutaupot, ar sveikai maitinatės. Taip sako, labai sveikai. Aš per vieną dieną, dar man padeda šeimos nariai, pasidarau maistą 2 savaitėm. Primušu mėsos, sušaldau po vieną, padarau cepelinų, padarau kaldūnų, padarau žemaičių blynų, padarau lietinių. Nu, tai miltai ir su mėsa neparašė, gal su varške daro, bet pagalvojau taip, maistas, kuris neturi tokio gyvybingumo, biofotonų, čia atskirai tema, nes maistas gyvybinę energiją turintis ir neturintis, tai yra mokslininkų knyga laukas. Tai yra dėstoma ir gyvensenos medikams šiek tiek, bet daugiau holistinės sveikatos institute LSMU profesoriai. Tiesiog, kad maistas irgi gali biofotonus. Ir ta, ką moteris pasidaro, tai yra bulvės ir mėsa. Lietiniuose gali būti ir varškė, bet tai, ką jie viską pasakė. O kur daržovės? Ir aš visada klausiu, net jeigu jie valgo mėsą, nu tai aišku virta. Aš klausiu, ką jūs valgot be mėsos, nes mėsos reikia 10-20%. Kas sudaro 80% maisto? Ir man niekas neparodo tokios va didelės kažkokios ten lėkštės, kurioje daug daržovių ir nesako, ryte moliūgų sriuba, per pietus ten troškinta brokoliai su morkomis ir įdėta lęšių ten į sriubą ryžių ir taip toliau. Ne, jie pradeda pasakoti apie kotletus ir bulves. Jeigu prie mėsos bulvės. Taigi taip ir susidaro trimetilaminas. Perteklius labai žalingas. Ir dar susidaro iš lizino ir metionino. Atsiminkim, kad metionino perteklius kitą neigiamą faktorių formuoja homocisteiną. Kai homocisteino virš 10, tai tada endokrininė sistema neveikia, nes metilinimo kai kurie procesai neveikia. Ir net jeigu jau gaunam antioksidantų normaliai, jie negali atlikti savo funkcijų, naikinti laisvųjų radikalų. Tai kaip bumas eina per visą organizmą, laisvų radikalų sukel tos reakcijos ir prasideda lėtinis sisteminis uždegimas. Taigi, kas per daug, tai nesveika, o šiaip tai jas reikalingas tas karnitinas. 10% lėkštėj turi būti mėsos arba varškėtukų, kazeino arba mėsos. Ir varškėtukos, jeigu iš rauginto pieno produktų padaryta varškė, iš rūgpienio, tai kazeinas suskylęs į bioaktyvius peptidus. Tai va, apie homocisteiną daug kalbėjau, bet jeigu jis padidėja, taip pat irgi dėl metionino pertekliaus ir kardiovaskulinė sistema, šlapimo organų, nervų sistema, labai daug sutrikimų, kaulai, endokrininė sistema, reprodukcinė, netgi jutimo organai, žvalumo netenkama. Valgykit mėsą, duokit jaunimui, jeigu jie pripranta prie tokio dalyko. Ir kas to? Ir jūs norite kad jis turėtų tą pasitenkinimą hedonistinę, kad jis normaliai gyventų, džiaugtųsi, dūktų, kol vaikas vėliau mokytųsi, sportuotų, skaitytų knygas, eitų į žygius ir tame jaustų gyvenimo malonumo, ne pastoviam kimšime nesveiko maisto. Taigi, aš manau, kad ir vienas ir kitas neigiamas faktoriai yra susiję, nes abu reiškia karnitinė yra ir glizinas ir metioninas, o metionino perteklius formuoja homocisteiną. Karnitino šaltiniai - jautiena, aviena, kiauliena, o šitie daugiausia, mažai žuvis, paukštiena, pienas, augaluose labai mažai. Daug šalių, kurie ir augina vis, tai yra brangus dalykas, jie negali ten
labai dažnai tą avį pjauti, jo labiau, kad nebūdavo šaldytuvų. Tai jau prisivalgo daug tos avienos, kiek gali per kelias dienas, kol nesugenda ir vėl mėnesį avelės nepjauna. Ir dar net yra ir žuvy, bet žuvy, kadangi yra daug omega 3, labai mažai susidaro to TMA ir labai yra tyrinėjama, kodėl. Aš ir sakiau, dar TMA susidarimas priklauso ne vien nuo karnitino kiekio, kiek yra jūsų produktuose, bet kaip veikia jūsų žarnynas. Nu ir kodėl jūs vartojate antibiotikus be gydytojo nurodymo. Aš nesakau, kai mirtinas atvejis. Jau, tai labai blogai. O šiaip mikrobiota yra visa mūsų mikrobiota visur, bet dažnai mes antibakteriniai ten muilai, o neaiškios kilmės pigūs kremai, kurie užkemša poras ir sugadina mikrobiotą tiek veido, tiek viso kūno losjonai. Mes per daug jau norim, ne tiek maudytis, kiek užsipurkšti visko ant kūno. Tai milijardai bakterijų. Ir yra įrodyta, kad vienokia mikrobiota labai padeda, kad tas TMO nenuodyto organizmo, o kitokia atvirkščiai skatina. Ir yra čia parašyta aibė, kaip sakiau, tų bakterijų ir dar vyksta mokslo tyrimai. Ir TMO virsta oksidu. Ir kai tada žarnyne, ir tada padidina aterosklerozę, širdies ligų, inkstų pažeidimo riziką. Ir kepenys labai dėl to kenčia, ypač kepenys suriebėja. Nesugebama teigiamai metabolizuoti blogojo cholesterolio, jis kaupiasi. Kai tik TMA daugiau, tai neišvedamas tas cholesterolis, kurį mes vadinam mažo tankio, ir jis yra blogasis, atidirbęs jis turi būti išvestas ir to negali padaryti kepenys. Nes kepenys taip pat mes nualinam per dideliu mėsos riebalų kiekiu, ypač blogųjų riebalų, ir va taip gaunasi daug širdies kraujagyslių ligų. O pats susidaręs homocisteinas irgi iš metionino, tai yra netgi abrazyvas kraujagyslėms, skatina jų ligas. Dabar amžėjimas ir TMO, tai yra labai labai daug reakcijų, kurios sukelia greitesnį amžėjimą. Tai, o šiaip imunitetą silpnėja tada, kai yra žarnyno disbiozė, kai yra nereguliuojamos imuninės ląstelės, lėtinis virusinės infekcijos, nutukimas, per daug gulima, kai silpna užkrūčio liauka, labai daug. Čia tiesiog galima kalbėti, kalbėti, skaityti visą kursą visą mėnesį. Ir nuo ko pradėti? Pirmiausia, sveikiau maitintis. O aš visą laiką klausiu, kaip sveikiau maitintis. Sveikai ruošti, tam reikia mokytis ir auginti produktus. Jūsų lėkštėje turi būti tik 10% mėsos, gali truputį lęšių ir daug daržovių, troškintos. Jeigu žiemą ir mūsų šakniavaisiai, gali šiek tiek raugintų būti, bet jeigu jūsų kasa silpna, žalių, nors jos turi daugiau maistinių medžiagų, bet kad turi, tai nereiškia, kad jum perdėt. Ir jeigu labai pučia pilvą, tai taip pat žalių kuo mažiau, bet paskiau didinti, kaip pradės suvirškinti. Ir kaip atgaudinti žarnyno mikrobiotą, kita mano bus paskaita. Bet jeigu be probiotikų mes dar gersime ir vartosime daug, daug prebiotikų, o tai yra troškintos, spalvotos daržovės, savyje turi trumpos grandinės maistinių skaidulų, kurios yra prebiotikai. Jų kuo daugiau, kuo daugiau, kuo daugiau. Ypač jeigu išnaudojat kompensacinius mechanizmus ir jūsų jau žarnynas ten pukši, pučia nemalonus kvapas. Dar su TMO padidėjimu širdies ir kraujagyslių lygos, Alzheimerio liga, antro tipo diabeto. Tai tikrai naujausi mokslo tyrimai. Karnitino daug, TMO bus daug. Kaip mažinti tą neigiamą faktorių? Mažinti raudonos mėsos kiekį. Nu, pas mus kiauliena šventas dalykas. Valgyti daugiau augalinio maisto, skaidulų, fermentuotų produktų, galima lęšių, žirnių, pupelių. Čia daugiau galbūt žalias maistas, bet labai daug ir troškinto maisto. Netgi morkos, bulvės, kopūstai. Morkų mažiau, bulvių, kopūstų daug. Morkų daugiau, atsiprašau, bulvių, kopūstų mažiau. Bet jeigu kurią dieną ir bulvių daugiau suvalgysit,
tai ne taip bus blogai, kaip, sakysim, bulvių košė. Kodėl kotletas blogai su bulvių košė? Didelis glikeminis indeksas ir gali metabolinis sindromas gauti. Tai metabolinis sindromas, tai kraujyje bus normaliai gliukozės, gal nebus antro tipo diabeto, bet ląstelėse, o ląstelės jis nepamatuojamas, tikrųjų, netrakins insulinas, neįveš. Ir jums bus labai silpna bloga, vėl silpnumo ir blogumo priežastis. O jautrumą insulinui prieskoniai, augalinis maistas, va toks maistas didina ir po truputį, netgi cinamonas, kardamonas, muskatas, siberžolė, bet kartu su daržovių troškiniais. Ir o bulvių košė, turėdama didelį glikeminį indeksą, labai prisideda prie metabolinio sindromo atidavimo. Ir mokiniui atėjusiam paduoti kotletą su bulvių košė ir vieną raugintą agurką, o dar jeigu marinuotą, tai pasigailėkite to jaunimo, kurį auginate. Jau geriau jo prastesnė patalynė, prastesnė sofa, dar prastesni drabužiai, bet tegu auga jūsų vaikai sveiki. Todėl tą sakau, kad mes labai norime, bet visa mūsų visuomenė ir aš ir savo tėvų nesmerkiu, jie labai domėjosi, buvo inteligentai ir chemijos mokytojai, skaitė viską apie sveiką mitybą, tik labai nebuvo galima. Tik va tėtė, kaip turėjo infarktą, buvo, sakė, nebevalgyk šonės, nevalgyk ten rūkytų, tu pasidaryk ten, jis darydavosi raugintus kopūstus, virtus burokus, sutarkuodavo, išsivirdavo šiek tiek pupelių, tai jau buvo pagrindas, vos ne visi pietus, visai be mėsos ir tai jį išgelbėjo, nu, iki 87 metų gyveno. Tai kiek galim, tai mes domėkime, nes kaip aš tai pasakysiu, ai, aš žinau, jūs ne, tai čia mano specialybė, aš irgi daug ko nežinau, duokit man ten pataisyti kažkokią saulės elektrinę, ten į orą išlėk nuo mano nemokšiškumo. Taip pat ir žmonės, jie galvo, paklausę vieną paskaitą, kitą arba nuėję ten į 3 paskaitų kursą, tai tik motyvacija domėjusi. Reikia žinoti ir kaip maistą ruošti, ir kaip kiekvienas maistas veikia. Ir, pavyzdžiui, kuo skiriasi kepta mėsa nuo virtos poveikio organizmui. Ar jūsų kepenys, ar kaip jaust, ar kepenys, ar viskas. Ką daryti, jeigu virškinimas biški blogai, tai jau čia labai blogas požymis. Ką padaryti, kad neužterštumėm. Kam reikalinga, kaip sakiau, autofagija ir kalorijų ribojimo principas. O čia, kadangi tauta ir tas galadomoras tikrai labai baisi mirtis, buvo žmonių pavalgė kitur mūsų paskutinį badmetį, gal susijęs su maru ir su švedų invazija. Ir tai išlikę per kartų kartas genuose, kad tai yra labai sunkus dalykas, nedavalgym. O persivalgymo lygų mes einam ir geriam tabletės dėl jų mažinę, užuot mažinę persivalgymą, ypač tokių produktų labai kaloringų. Nekaloringų produktų, tai reikia daug daržovių. Kaip, ne 18 maišų bulvių, visokių daržovių, kurias jūs tikrai galite užsiauginti, nusipirkti. Dabar labai daug ūkininkų net atveža, skatina, sako, sudarykim kontraktus, aš jums kartą ten per mėnesį atvešiu dėžę, va, aš auginu tokius, galiu atvežti, dar galiu ir ekologiškos mėsos atvežti. Taigi, kaip maitintis sveikai, kad TMO nebūtų. Daržovės, uogos, avižos, rauginti kopūstai. Kavą geriam, arbatą, už tai išdrįsau pasakyti ir kimči. Nes rauginti kopūstai, kam nesveika labai kasa arba žarnynas, labai sunkiai vis dėlto virškinami, nors rauginti visi produktai gerai. Tai geriau tada rauginkit burokėlius, morką. O geriau Pekino kopūstus, nebūtinai taip aštriai. Ir kimči receptą pasižiūrėti, tai paprasčiausiai rauginti kopūstai gali būti irgi su spanguolėm, su morkom, ne taip kaip ten ryte. Tai visavertį maistą, grikių galima, labai daug beta-gliukanų. Yra ne tik tai antioksidantų reikia labai daug kitų maistinių medžiagų, kurie veikia panašiai kaip antioksidantai. Tiesiog visas organizmo sistemas saugo nuo lėtinių ligų. Vieni iš jų beta-gliukanai, kurie yra miežinėse kruopose. Gerti vandens. Nevalgyti to, pavyzdžiui, ko labai neskanu. Nu, vienas kažkuri daržovė, vieną kitą, kad gal nepripratę. Bet tai reiškia, kad nepilnai mums suvirškina. Mums neskanu tai, kas nepilnai mūsų suvirškina. Aš čia kalbu apie vaistus, apie maistą. Nes intuityvus yra toks valgymas. Bet ir protai jungiam, gal labai skanu ten saldainiai ir šokoladai. Nes, sako, aš girdėjau vaiką sakant, kai tėvai draudė saldainius, palaukit, sakė, 18 metų suvalgysiu
išvažiuosiu, čia jis buvo iš kaimo, į miestą mokytis bus pusryčiam šokoladas, pietum tortas, vakarienį šokoladas. Jis dar buvo mažas, kai taip sakė. Taigi probiotikai būtini, pradžioj pirkit vis dėlto papildus, jeigu labai daug antibiotikų gavot, o kiti gaukit prebiotikų, kurius atstatysit tą savo mikroflorą iš daržovių. Negalima sakyti, kas veikiau. Tai netaip užduotas klausimas. Labai nualintėms reikalinga ir tie tos daržovės, bet po truputį, daug daržovių. Kai nualinta žarnynas, jums net nesuvirškins, kol jūs neatstatysit va su tokiais papildais. O sveikesniems žmonėms, aišku, kad tų papildų nereikia, jiems reikia daugiau daržovių. Ir apibendrinimas, amžėjimas nėra neišvengiamas, jis lemia mūsų mytybą ir gyvenseną, visa kita. Šiandien nekalbu apie sportą, miegą, streso mažinimą, bet ir svarbu. Bet galima sulėtinti, išvengti lėtinių infekcinių ligų ir rūpinkime sveikata, mytyba, o mytyba susijusi su mikrobiota, bet stresas žudo. Ir tiesiog stenkimės pailsėti, ypač žiemą. Žiemą turim vidinę esmę tą užsiauginti. Tuo išeis mano mityba ir energija žiemą. Ją skaitysiu ilgą paskaitą Konfucijos institutui, bet 10 minučių pakalbėsiu ir jum. O šiaip likiu žiemą sustiprinti vidinę esmę, labai daug mokytis apie mitybą. Vietoj filmų žiūrėjimo ir domėjimosi politika, tai kas politikai, specialistai, palikim tą jiems. Jūs vis tiek visada išlikite budrus, bet galime padėti savo šeimai, giminėm, savo darbais, netgi savo tėviniai tada, kai esame švalūs ir gyvybingi. To ir linkiu sveikatos. Atsijungiu ir būkite sveiki ir laimingi.